Sveiki gyvi mūsų malonų žiūrovai, klausytojai ir mieloji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir Vilniaus radiofonas 4 okupacijos. Tai yra mūsų paskutinė, 4, baigiamoji laida ir šioks toks paradoksas. Mes pradėsime ją nuo Vilniaus radiofono istorijos ir baigsime jau apibendrinimais apie tai, kas yra radijas, žvelgiant į tą 100-metę jo patirtį Lietuvoje ir pasaulyje. Mūsų pašnekovai radijo istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis. Labadiena, Sigitai. Labadiena. Bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrėjas ir informacinio karo ekspertas daktaras Nerijus Maliukevičius. Labadiena. Labadiena. Na ir pradėkime nuo Vilniaus radiofono. 27 metai, tolimi 1927 metai, nes koks nors jaunuolis gali ir nesuprast, apie kokį amžių mes kalbame. Vilnius okupuotas. Gedimino prospektas vadinasi ne Gedimino prospektu ir šiandieninis numeris Gedimino 22 ko gero galėjo kitą numerį turėti, bet tenai įsikūrė Vilniaus radiofonas ir radijo šaukinys Gegutės kukavimas 27 metais pasigirsta ir tampa, sakysime, informaciniu ir politiniu ginklu. Tai gal jūs, Sigitai, ir papasakokite apie tą 27 metų pradžią. Ir telefoną, aš matau, jūs laikote ne veltui, matyt, staigmena laukia. Tai čia bus šaukinys. Tas garsusis. Šaukinys Vilniaus radiofono buvo Gegutės kukavimas. Kaip buvo pasakyta, tai kodėl Gegutės kukavimas, nes tai yra Vilnijos miškų garsas įprastas. Tai todėl pasirinko Vilniaus radiofonas Gegutės kukavimą. Aš iš pradžių jį pademonstruosiu, paskui plačiau. Aló, Polski Radio Vilnius. Aló, Polski Radio Vilnius. Na ką, laida prasideda su tokiu archyviniu šaukiniu ir istoriniu šaukiniu. Tai apie tą laikotarpį tada, Sigitai, vis dėlto jis neįtikėtinai gali būti nesuprantamas šių dienų jaunam žmogui, kuris nesigilina į istorijos paslaptis. Nuo ko viskas tada prasidėjo? Prasidėjo viskas nuo radijo išradimo. Kai buvo išrastas radijas, tai visos šalys pradėjo statyti radio stotis, steigti radiofonus. Ir neišimtis buvo ir Lietuva. 1926 metai Kauno radio stotis pradėjo veikti radiofoninėmis bangomis. Ir taipogi, kai pradėjo veikti Kauno radio stotis, tai kitoj sienos pusėje, okupuotame Vilniuje, tada kilo noras, nes girdėjosi Kaunas Vilniuje, gerai girdėjosi, kilo noras pastatyti priešingas, kad Kauno radiofonas neagituotų Vilniaus gyventojų kokią nors netinkamą Lenkams prasme. Kitaip tariant, politinis interesas ir informacinis karas iš karto prasideda. Politinis interesas irgi buvo, nes kai Vilniaus radiofonas pradėjo jau reguliariai dirbti 27 metų gruodžio mėnesį, iš karto buvo pradėtos ir laidos lietuvių kalba. Jos buvo trumpos, lietuviškai, nes daugiausiai norėta, visi Vilniuje suprato lenkiškai, aišku. Tai buvo ne tik tai Vilnius Kaunas toks karas, bet Lenkai turėjo ir kitą problemą, kai jie pastatė 3 savaitėm anksčiau, jie atidarė stotį Katovicuose. Ir Katovicus tada vokiečiai užsirūstino, nes Silezija buvo Vokietijos dalis, Silezija buvo. Iki pirmo
karo. Ir iki antro pasaulinio karo. Ir iki antro. Ir iki antro pasaulinio karo. Ir vokiečiai tada pradėjo Lenkus prašyti, jūs sumažinkit savo galingumą Katovicų stoties, nes pas mus Silezijoje labai smarkiai girdisi, sumažinkit. Lenkai nesumažino, tada vokiečiai padidino savo Gleivicų stoties galingumą. Tai va. Taip kad karas vyko įprastas dalykas tarp nesutariančių šalių, karas radijo bangomis. Tai va. O Vilniaus radiofonas pradėjo veikti, už statistiką truputį, radiofonas pradėjo veikti, labai greitai jie pastatė, išsinuomavo pastatą Žvėryne, vilą buvusią jau išsinuomavo, ten greitai, rugsėjo mėnesį prasidėjo darbai, lapkričio 28 dieną jau jie pradėjo transliuoti, išėjo į eterį. Įrengė antenas tenai, studiją nedidelę ir gruodžio 4 dieną jau pradėjo reguliariai transliuoti visiškai, gruodžio 8 dieną buvo suplanuotas stoties atidarimas. Iškilmingas atidarimas, pašventinimas, bet tuo pat metu ir Katovicuose atidarinėjo stotį. Valdžia nutarė, kad geriau reikia Katovicuose padaryti iškilmingą atidarimą, o Vilniaus atidarimą vėl atidėjo. Ir atidėjo ir taip išėjo, kad 28 metų sausio 15 dieną tik tai buvo iškilmingai atidaryta, pašventinta ta stotis. Tai va, ji buvo iš pradžių Žvėryne. Aš dabar trumpai išdėstysiu visą tą chronologiją. Ji buvo iš pradžių Žvėryne, buvo galingumas mažas, tik tai nesiekė kilovato, po to padidino iki 1,5 kilovato. Tada 31 metais jie nutarė, kad reikia gelingesnės stoties, 31 metais parinko stočiai vietą Liepkalnyje, buvusios ten buvo kažkada kapinės ir Liepkalnyje pastatė stotį 31 metais iš pradžių 16 kW galios, po to padidino iki 50 kW galios, jau 36 metais padidino, 31 metais 16 kW, 36 metais 50 kW. 50 kW kiek apriepia, kad suprastų žiūrovas? Kaunas siekė? Tais laikais siekė vos ne visą Europą. Nes tais laikais 50 kW buvo labai daug. Turint omeny Kaunas 7 kW tik tai. Vilnius 1,5 kW buvo, ten kokia nors Gleivicas, kur vokiečiai smarkiai padidino, Katovicai gal 1,5 kW buvo ar 2, a vokiečiai Gleivicę pastatė 12 kW. Tai 50 čia buvo labai daug. Bet Europoje buvo stočių tokio galingumo ir dar didesnių, bet nedaug. Tai va. O su studija buvo taip. Dėl Liepkalnio pamatė galų gale, kad taip pačiais 36 metais pamatė, kad neteisingai stotis pastatyta Liepkalnyje, nes šalia yra Kirtimų oro uostas ir trukdo lėktuvams skraidyti. Kadangi trukdo lėktuvams skraidyti, reikia iškelti kitur. Nutarė iškelti į Viršuliškės, dabartinės Viršuliškės, tada jos vadinosi Kšižuvka, ir pradėjo stoti statyti tenai. Antenas pastatė, namą įrengė, siųstuvą išsiuntė iš Varšuvos jau traukiniu, likus 2 dienom iki karo pradžios. Neatvyko jisai iki Vilniaus, taip ir Viršuliškėse stotis taip ir liko neveikianti. Va, o studija, kuri iš pat pradžių irgi buvo Žvėryne toj viloj, dabartinėje Liubarto gatvėje. Ir ją 35 metais iškėlė į dabartinis Gedimino prospektas, tada buvo Mickevičiaus gatvė. Ta vieta, kur dabar yra Mažasis teatras. Ten anksčiau buvo kino teatras, 35 metais vietoj kino teatro įrengė radio studijas. Studijos, redakcijos, viskas ten buvo, visą vilą, nuomoti vilą baigė Žvėryne ir viską perkelė. Tai vat,
Ir ten jau ir per karą, ir po karo ten vis buvo Vilniaus radiofonas įsikūręs. Tai studija iki karo ir po karo Gedimino 22 dabartinėme. Dabartinėme, taip, Gedimino 20. Iš Gerai, tai pradžių mes- Žvėrynė, po to nuo 35 metų Gedimino, Taip. o po to jau, kai pastatė Konarskio gatvėje, tai tada į Konarskio gatvę. Čia bet čia jau gerokai vėliau. Tai mes dabar sustokime ties to lenkiškojų laikotarpiu. Tai Nerijau iš tikrųjų nuo pirmos akimirkos, dar prieš pirmą akimirką informacinis karas. Čia labai gražiai Sigitas pasakė, ne tik tai čia ir tenai Lenkai jau su vokiečiais santykius aiškinosi, galvojau, kad tik tai čia mūsų pakraštėlyje. Radijas maždaug kitose šalyse irgi pradėjo apie 23-osius kažkur. Mes labai greitai irgi pas save atradom. Ar jisai tampa informaciniu pagrindiniu ginklu tuo laiku, nes kad visos valstybės civilizuotos labai staigiai kuria savo radiofonus ir tai, ką mes išgirdom, labai staigiai pradeda pariby peštis, tai rodo, kad tai labai stiprus ginklas tuo metu. Tai aš visų pirma noriu padėkoti visiems radio entuziastams, kurie pasakoja šitas istorijas ir Rimantui Pleikiui irgi, kuris, pavyzdžiui, Šaltojo karo radio kovų istoriją kaupė ir pasakojo tą kovų radio trikdžių informacinių kovų istoriją. Tai, man atrodo, yra tikrai akivaizdi tokia istorinė pamoka, kad kai tik atsiranda kokia nors nauja technologija, medijų technologija, jinai tampa tokiu susižavėjimo objektu, kokie nors mokslininkai sako, kaip tai pakeis istoriją ir kai tik radijas atsirado, buvo bijoma, kad čia bus momentinis viešos opinijos pokytis, atsirado tokios net akademinės teorijos, kurios sakė tą vadinamą tokią poodinės adatos teoriją, kad, žodžiu, dabar žinutė išsiųsta radio bangom pakeis žmonių mąstymą. Į pasąmonę. Į pasąmonę, žodžiu. Nu, visada, aišku, po to viskas susibalansuoja istorijos bėgė, bet ta istorija yra labai svarbi pamoka, parodant, kad visada žmonijos noras buvo kažkaip paveikti kito opiniją, kito nuomonę, kito elgesį ir tada ta technologija, jinai tapdavo tokios kovos objektu. Tai iki radijo buvo spauda ir irgi buvo tam tikros kovos spaudoj, politinės ir geopolitinės. Ir mes turim lygiai taip pat istoriją su radiju, po to mes turim labai įdomią istoriją su televizija, žvelgiant į Šaltojo karo laikotarpį, kaip pavyzdžiui Suomijoje buvo steigiama televizijos stotis, atitinkamai Estijoje, tuometinėje okupuotoje, buvo steigiama sovietinė transliacijos stotis ir vyko kad viena kitą jo paveiktų. Tada Estijoje buvo pradėtos statyti tos vadinamos trikdžių sistemos ir čia iš tikrųjų yra tam tikra visa informacinės kovos istorija, kurią mums tikrai reikia įsisąmoninti, nes mes šiais laikais čia taip moderniai šnekam apie visokius ten feikus, taip vadinamus, ar melagienas lietuviškai, apie socialinius tinklus, jau dabar dirbtinį intelektą, bet pamoka iš istorijos tai yra vėl nauja tam tikra technologija, tie patys socialiniai tinklai ar dirbtinis intelektas, kurie yra panaudojami kovoje. Taip, bet Nerijau, štai paminėjote, kad tai buvo laikraščiai iš pradžių, bet jum kalbant galvoju, laikraščiai į civilizacijos gyvenimą ėjo gana ilgai. Iš pradžių ten Gutenbergas išranda spaudą, paskui dar po 100 metų kažkas pirmuosius laikraščius leidžia, vėl dar 20 amžiui pradžioj, dar ne visi skaityti mokėjo. Civilizacija spėjo priprasti. Radiją išrado, man atrodo, Markonis ar ne 19 pabaigoj. O čia 20 metų praėjo, iki kol jisai pradeda funkcionuoti, tai gana daug, nes raitai lėktuvą pakelia 901, o jau pirmam kare kariauja.
lėktuvais. Čia reiškia eina ilgiau. Dar nesupranta, kad čia informacinis ginklas ar kas. Ir kita vertus, tai gerai paleidė transliacijas, o kas kuo klauso? Taip, tai čia yra daugelis aspektų. Šiais laikais tas greitis yra eksponentiškai žymiai didesnis, tai atsiranda nauja technologija, jinai įvaldoma ir jau jinai yra naudojama ten kaip koks nors ten programėlė tam pačiam telefone. Ir mes dabar radiofono šaukinį klausom iš telefono, istorinį seną įrašą. Su radiju galbūt aš sakyčiau, kad ir su televizija pirma ta technologinė tokia revoliucija, tai yra brangi technologija. Tai reikia taip, tu ten gali suplanuoti siųstuvų studijas, bet turi kiekviena ten šeima arba namų ūkis turėti tą radio imtuvą, kuris kitaip nepaklausysi, nebent tenai tik tai tą garsiakalbį kaip sovietai. Pradinė ta technologija, tai yra savotiškas toks prabangos objektas, kol galiausia politikai ar valstybės, kovojančios valstybės nesugalvoja, kaip tą atpiginti. Ir mes čia dabar šiais laikais visi, pavyzdžiui, šnekame apie tą liaudės mašiną Volkswagen, kaip vokiečiai išplatino masėms tam tikrą produktą. Bet primirštam, kad informaciniai kovoj buvo sukurtas Volksradio, kuris buvo pigiai pateikiamas kiekvieną namų ūkį, tam, kad jau tada valstybė arba nacistinė Vokietija tuo metu galėtų pasiekti... Čia Gebelso pasiūlymas išradimas, ne? Ta prasme, išradimas, taip sakysim, vadyba tokia. Ir čia, tarp kitko, užsiminėt Gebelsą ir tą propagandos istoriją, tai įdomus aspektas, kad televizija tuo metu tai jau buvo kaip technologija. Ir naciai bandė televizijos galimybės propagandos klaidoj. Bet, pavyzdžiui, Gebelsui atrodė, kad ta tuometinė, ten vyko ta tiesioginė televizijos tokia technologija, kuri turėjo tiesiogiai transliuoti laidas, žodžiu, kad ir pramoginės, nebuvo įrašymo galimybės. Ir Gebelsui atrodė, kad tas vaizdas labai netinkamas propagandai. Tu negali kaip kine sumodeliuoti dramaturgijos ten ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, televizija Antro pasaulinio karo metu buvo tik tokia, tik galimybė, bet be realizacijos, sakykime taip. O beje, Sigitai, kaip klausė tada 27 metais, 26, 27 ir laisvojoje Lietuvos daly, ir šitoj daly, kaip ir kuo, jūs čia kažką atsinešėte? Aš atsinešiau, čia yra toks detektorinis radio imtuvas. Pats paprasčiausi dalykai. Tai tų metų, taip, daugumoj klausė tokiais paprastais detektoriniais. Čia jis nerestauruotas, aišku, toks... O aš galvoju, mes paklausysim. Nepaklausysim. Dar ausinių reikia. Čia jam reikia antenos atskirai labai ilgo laido. Tada dar reikia ausinių atskirai, čia nėra garsiakalbių niekur. Ausinės įsikiša ir tada klausai per ausinės, nėra čia jokio maitinimo šaltinio, jis nei į tinklą neįsikiša, nei ką, energiją gauna iš labai ilgos antenos. Tada jam pakanka energijos tiek. O antena iš kur gauna energiją? Iš radio bangų. Radio bangos sklisdamos, elektromagnetinės bangos, jos ilgam laide sugeneruoja energiją. Nieko savo. Tai jam kaip amžinasis variklis. Išmoksim. Taip. Ir tokiu būdu ta energija ateina iki ausų ir garso pavidalu žmogus girdi. Čia sunku dabar man pademonstruoti, kadangi jisai yra nerestauruotas, iškleręs bet kodėl aš jį atsinešiau, būtent jį. Prieš tai, kai prasidėjo Vilniaus radiofono laidos, Vilniuje įvyko apskritai pirmoji radio transliacija Vilniuje per Kaziuko mugę. 1927 m. kovo 4 d. per Kaziuko mugę tokia firma, kuri sutrumpintai vadinasi Vilradio, o pilnas pavadinimas Vilenskė biuro radiotechnične.
Vilniaus radiotechnikos biuras, jie gamindavo imtuvėlius. Va, tokius imtuvėlius. Ne tik tai tokius, konkrečiai šitokius imtuvėlius. Čia ir yra Antspaudas jų. Antspaudas jų. Taip. Ir jie surengė pirmąją radio laidą, kad pademonstruotų, kad radijas yra gerai ir kad žmonės pradėtų daugiau intensyviau pirkti jų pagamintus imtuvus. Ir jie būtent susitarė su Šaulių sąjunga, kad jie sudarys laidą specialią, ten gal 3 ar 4 valandas truko ta laida. Vakare per Kaziuko mugę iš pradžių Šaulių sąjungos pristatymas ten buvo, tada muzikinė dalis. Ir žmonėms išdalino imtuvėlius, ir kas gali paneigti galimybę, kad šitokius, būtent čia vienas iš tų, kad jie galėtų pasiklausyti, jiem paskolino, taip sakant, žmonėms imtuvėlius, kad galėtų pasiklausyti. Ir žmonės pasiklausė, kas gali paneigti vėlgi galimybę, kad būtent todėl tai buvo postumis ir Vilniaus radiofonui atsirasti, nes rugsėjo mėnesį jau pradėjo statyti. Bet Vilniaus radiofonas buvo Polskė radio padalinys. Reiškia, valstybės parama buvo didžiulė. Ir lempiniai, tie didieji radijai irgi gana greitai pradėjo rastis. Gana greitai pradėjo rastis lempiniai radijai. Čia tokia technologija, kuri imtuvas nejautrus ir reikia galingos stoties norint. O jis tik vieną stotį ėmė, tą, kuri arčiausiai. Ne, čia yra kristaliukas toks, ir su juo reguliuoji bangos ilgį. Ir dar su šitu reguliuoji bangos ilgį. Aha, taip, kad gana sudėtingi dalykai. Tiksliau sakant, su rankinėlė reguliuoja bangos ilgį, o su šitu padarai, kad girdėtųsi. Na, taip sakant, sudėtinga teorija. Jis detektuoja, jis padaro iš radio signalo audio signalą. O tai klausymosi kultūra. Tai šitą turėjo klausyti, galėjo turbūt klausyti iš pradžių išrinktieji, paskui sugebantys. Šeima jau negalėjo klausyti, jeigu ausinių reikia. Nu taip, čia yra pavyzdžiui vieta 2 ausinėms. Bet ar reikia? Žmonės gali klausytis. Turbūt jos nebuvo labai... Nu tai aišku, nebuvo labai pigios, bet taip, kas galėjo, tas įsigijo. O kada maždaug lempiniai atsiranda? O lempiniai atsiranda praktiškai tuo pat metu, kaip ir atsiranda šitie detektoriniai. Tik tiek, kad technologija lėčiau vystėsi. O detektoriniai buvo gerokai pigesni už lempinės ir detektorinių priviso labai daug, o lempiniai po truputį, kadangi kokybė geresnė klausymosi, jie po truputį pradėjo išstuminėti šitos. Ir praktiškai iki Antro pasaulinio karo detektoriniai vis dar buvo, jų galutinai neišstūmė lempiniai. Tik tai po truputį didėjo. Bet mes dar turbūt prisimename lempinius, kur dar būdavo užrašytos stočių pavadinimai ant tų skalių ir žinodavai, kur, kada, ką susirasti. Kokybė gera buvo, įvairios bangos, ilgosios, trumposios. Ir man dėl to iškyla klausimas vėlgi propagandinė prasme. Juk mes prisimenam sovietiniai imtuvai, kurios gamino daug kas, bet ant jų užrašyta Londonas. Ten Paryžius. Kokiu tikslu? Kas sankcionavo, kad reikia užrašyti šito? Vat, koks glavlitas leido užrašyti tokius pavadinimus, kad žmonės žinotų, kur Londoną klausyti? Nes bangos tai atitiko tai, kas ten buvo užrašyta. Taip, atitiko. Ir va šito klausimo niekas dar tada mes Nerijaus ir galima paklausti. Nerijau, tas pats klausimo, kaip buvo orientuota informacija į konkrečios šalies, konkrečią auditoriją ir klausymosi kultūrą ir ką brandina. Sovietų sąjungoje ten nieks negalėjo tikėtis įsigyti turbūt. Tai jie tada pakabindavo tą garsiakalbį ant stulpo ir susirenka ten driskių minė ir klauso, ar ne? Čia mes pradedame turbūt ir Lietuvoje panašiai. Nuo tokių, paskui perinam prie lempinių. Šitie individualūs, bet prie lempinio jau gali susirinkti šeima, jau gali susirinkti kaimynai, jau gali kažką bendro daryti. Kitaip tariant, Lietuvoje
bent jau vienoj iš mūsų laidoj pašnekovai sakė, taip buvo brandinama tauta. Iš tikrųjų, klausydama lietuviškos kultūros kūrinių. O kokia klausymosi kultūra čia ir vis dėlto kokį turinį deda informacija, tarkime, Vilniaus radiofono ir Lenkijos valdžia ir koks karas vyksta su Lietuvos, tarkim, Kauno. Tai, man atrodo, akivaizdus ideologinis politinis karas, kaip yra pristatoma politinė realybė iš vienos pusės ar iš kitos pusės. Man atrodo, labai įdomus aspektas yra, kad iš pradžių tai yra technologinė kova, kas garsiau galės papasakoti tarsi tą istoriją. Tiesioginė prasme garsiau. Ne, kolega minėjo vieno stiprumo, ten tiek kilovatų ar tiek kilovatų. Kuri pusė gali daugiau investuotis į tam tikrą galingumą. Vilniaus Kauno 7, o čia jau 50. Kuo daugiau kilovatų, tuo apriepia stotis didesnė teritorija, tuo daugiau klausytojų pasiekia. Lenkija didesnė. Tai čia aš savo disertacijoje apie informacinį karą, aš net ir naudojau tam tikrą tokį terminą, aš vadinau tai savotiškai informacinė geopolitika. Tai yra tradicinė geopolitika yra galios kova dėl teritorijų ir mes žinome vadinamos jūrinės galias, kurios bando kontroliuoti, jūrinę transporto sistemą ten ir panašiai. Arba žemyninės galias, kurios bando kontroliuoti resursus ir ten užimti vienas ar kitas, pajungti valstybės ar teritorijas. Informacinę geopolitiką galime vertinti panašiai, tai yra savotiška kova dėl informacinių teritorijų, kurias tu užkariavęs jau galėsi tada pateikti tai auditorijai savo tam tikrą politinį pasakojimą, ne? Politinę ideologiją ar tam tikrą, dabar labai populiaru sakyti, naratyvą, kaip tu supranti praeitį, dabartį ir ateitį. Ne? Ir man dar įdomu, kad tokioj kovoj po to galiausia prasideda dar didesni tokie technologiniai aspektai. Tai yra vienu atveju bandoma garsiau ir technologiškai stipriau, o kitu atveju tada bandoma trikdyti kito transliacijas. Ar tuo metu jau buvo bandoma trikdyti iki antro karo? Man atrodo, kad jau buvo bandoma. Gali būti, nes... Gebelso laikais, man atrodo. Jo, bet kai jūs labai įdomi yra šaltojo karo laikų istorija, tai kai, pavyzdžiui, Amerika įsteigė radio transliacijas komunistiniam blokui, pastato didžiulę siuntimo stotį, man atrodo, Portugalijoje, netoli. Oi, daug kur buvo tokių. Bet Portugalijoje, Ispanijoje. Kuo arčiau... Ten jau technologiškai, man atrodo, prasideda sudėtingesnis paaiškinimas, kad būtų, būtent padengiama ta dalis radio bangom, tai yra komunistinio bloko dalis, bet tada sovietinė sistema, ten kur nors Armenijoje, įsteigė trikdžių tą stotį ir bando eliminuoti tą signalą, tą pasakojimą. Ir kai jūs sakote, kai mes ten kur nors šeimų ūkiai, ten virtuvėje turi kokį nors radio stotį, tai man labai įdomus tie ankstesni pasakojimai, kai, tarsi tu ir gali tą Londoną kažkur nusukti, bet tau tas Londonas taip čerška ten su trikdžiais ir tada tu vis tiek bandai išgirsti tą laisvos Europos radio kažkokį balsą ir vis tiek net ir su tam tikrais technologiniais trikdžiais, kuriuos investuojasi sovietinė sistema, tu vis tiek bandai tą garsą, tą žinią gauti. Arba, kai jūs apie lempinius tos aparatus minėjot, tą istoriją su Radio Luxembourg, kur žmonės netgi buvo apriboti tai, kokią muziką gali klausyti sovietiniai sistemoje. Ne? Ir staiga Radio Luxembourg tau leidžia klausyti vakarietišką, ten užgimstantį roką ten ir panašiai. Ir žmonės net pradeda bandyti kaip nors įrašyti tą muziką. Ir tada sovietinė sistema per trikdžius vėl tau trukdo tą. Tai ta istorija yra be galo įdomi, bet aš kaip ir paskaitose su studentais sakau, jinai yra labai pamokanti, nes jinai parodo
tą strateginį mąstymą iš vienos pusės ar iš kitos pusės, kad tu bandai sustiprinti savo signalą. Tai propagandos prasme tau reikia būti kūrybingų manipuliuotojų ir ten prigalvoti kokių nors istorijų, gražių, emocinių ir ten panašiai. Bet tu turi turėti technologiją, kaip tą istoriją pateikė tam tikrai auditorijai. Tai radio bangos vienas būdas, televizija kitas ir šiais laikais turim naujus. Bet jeigu kalbam apie laikotarpį iki antrojo pasaulinio, laikraštis, žurnalas jau yra tradicinis dalykas. Radijas atsiranda 26-7 mūsų kraštuose. Ar jis tampa iki antro karo, sakykime, labai populiarus ir iš tikrųjų tiek paveikus, kad jau tautos skirtingų dalių sąmonę paveiktų? Aš manau, kad čia reiktų irgi į istorinius duomenis žiūrėti ir tikslinti, bet aš sakyčiau, kad tikriausia pagrindinė iki antro pasaulinio karo pagrindinė medija išlieka spauda ir rašytas žodis. Tai čia be abejo yra svarbiausias toks žinios perdavimo mechanizmas. Tai atsiminkim, tais laikais jau čia ir užmiršta kokie nors atsišaukimai ant skelbimų lentų arba karo propagandos plakatų žanras, kur jau dabar viskas socialinėse tinkluose kaip memai kokie trumpos žinutės, o tuo metu tai yra iš principo pagrindinė tikriausia tokia komunikacijos priemonė. Aš dar atkreipčiau dėmesį, kad kinas yra labai svarbus žanras, nes kinas dar, jisai yra tam tikra tokia ir pramogos forma ir nėra tai kasdieninis dalykas, bet į kiną tiek ir sovietinė sistema investavosi, ir Holivudo užgimimas prieš antrą pasaulinį karą. Labai įdomi istorija, kaip dalyvavo kino industrijos atstovai ir antram pasauliniam kare savo kovos pastangomis. Tai koks Walt Disney irgi kūrė ir animacinius filmukus propagandinio tokio tipo. Ir radijas, aš manyčiau, kad tai yra ta tokia pirma tokia užgimstanti technologija, kuri iki antro pasaulinio karo tampa pakankamai svarbi ir populiari, ir aš būtent atkreipiu dėmesį, net ir nacių Vokietija savo propagandiniai sistemai investuojasi į tokių imtuvų paskleidimą vokiečių auditorijai, kad kuo greičiau, efektyviau ta, sakykime, vokiečių žinutė juos pasiekė. O su jumis tenka sutikti, kad mes šiek tiek primiršom apie kino vaidmenį, dabar visi prisimename propagandinius vokiečių filmukus. Sovietų sąjungoje dar prieš kino seansą būdavo tie žurnalai vadinamieji 10 minučių. Tai kada nors prie to dar reikės sugrįžti. Bet Sigitai, tada apie turinį einant per okupacijas po 39 metų radijas nepaprastai, Vilniaus radiofonas nepaprastai greit keičia šeimininkus. Sugrįžta Lietuvos valdžia, trumpas laikotarpis, tada sovietų okupacija, nacių okupacija, vėl sovietų okupacija. Kaip keitėsi radijas Vilniaus? Taip ir keičiasi. Iš pradžių prasidėjus karui, o karas prasidėjo 39 metų rugsėjo 1 dieną, jau čia Europoje karas. Būtent toje radio stotyje, apie kurią jūs minėjot. Radio stotis tada veikė Liepkalnyje. Ne, aš turiu galvoje Gleivica, tai kur vyko provokacija. Leidusi Hitleriui užpult Lenkiją. Ten vėlgi įdomi istorija, kad Hitleriui reikėjo, nežinau kodėl, bet reikėjo jam, jis norėjo išlaikyti veidą, kad reikėjo parodyti, kad Lenkai pirmiau pradėjo karą. Ir suorganizavo ten taip, buktai ta Gleivicų stotis buvo užpulta, Lenkai užpuolė. Ten buvo persirengę, vokiečiai persirengė Lenkų uniformomis, užpuolė stotys, personalas stoties nežinojo šito dalyko, kad juos užpuls, žodžiu, bet reikalas, kad apskritai, taip, vadovavo tam būriui naujokas, iš Klaipėdos, klaipėdietis.
Žodžiu, mes žinome apskritai, yra pasakoma, kad va ta stotis užpuolė, inscenizavo, ištransliavo į eterį atsišaukimą prolenkišką, bet iš tikrųjų vienas mano pažįstamas radio mėgėjas Lenkijoje, Varšuvoje, jisai tyrinėjo visą šitą reikalą, visą tą Gleivicų istoriją, išnarstė po gabaliuką, netgi kur koks žmogus buvo tuo metu tos provokacijos. Pasirodė, kad personalas, nežinodamas šito dalyko, radio stoties personalas greitai nukenksmino, kad tie Lenkai, kurie puola, neištransliuotų nieko. Ir faktiškai tie transliuotojai, kabutėse Lenkai, jie galvojo, kad jie kalbėjo į mikrofoną, jie galvojo, kad visą tai eina į eterį, bet niekas neėjo į eterį. Taip, kad ištransliuoto nebuvo. Komiška, sakykime, tragikomiška pradžia. Bet grįžtant prie Vilniaus radiofono tos kaitos. Taip, į Vilniaus radiofonas dar dirbo, rugsėjo pradžioje jis dar dirbo, bet jukgi buvo Ribentropo-Molotovo paktas ir buvo tame pakte pasakyta, kad rusai turi pasiimti dalį Lenkijos ir vokiečiai turi pasiimti dalį Lenkijos. Vokiečiai pradėjo jau imti tą savo dalį Lenkijos, rusai dar ne. Ir rusai informavo vokiečius, kad nuo 17 dienos, nuo rugsėjo 17 dienos prašom neskraidyti į rytus nuo linijos ten, kokia tai linija, neprisimenu. Kur susitarėm? Į rytus nuo tos linijos prašom neskraidyti, nes mes pradėsim, žodžiu, specialią karinę operaciją. Įprasta taktika. Ir vokiečiai, tai buvo gal 16 diena ar 15 diena. Ne, informavo. Ir vokiečiai 16 dieną išvakarėse, taip sakant, rusų, kol dar galima jiems skraidyti, jie bombardavo Vilniaus ir Baranovičių radio stotis. Baranovičių yra net nuotrauka išlikusi, kaip Baranovičių stotis subombarduota, o Vilniaus stoties nuotraukų aš neradau, bet radau aprašymą, kas po to atvykusi jau po bombardavimo komisija tenai nustatė, kas buvo, kokie yra pažeidimai. Tai viena bomba pataikė tiesių taikymų į siųstuvų salę, pramušė stogą, į siųstuvą susprogus. Tai čia Gedimino prospekte? Ne, čia Liepkalnyje. Redakcija čia gali dirbti, čia niekam vokiečiams neįdomu, svarbu, kad į eterį neįtų. Tai reikia antenas nugriauti. Tai jie siųstuvą su bombas apgadino ten. Neriau serverį, kitaip tariant, šiuolaikiniais terminais. Arba mūsų sausio įvykių patirtis bokštas ir televizijos pastatas, svarbiausia bokšto. Tai va, kita bomba vėlgi apgadino, pilnai sugriovė elektros pastate, o trečia bomba pataikė į kampą ir nugriovė stogelį viršėjimo. Viršėjimas, toks stogelis. Įdomu, kokia buvo ta bomba, kad ji nugriovė tik stogelį viršėjimo. Gal nesprogo? Arba nuolauža kaip... Tikriausiai sprogo, bet tikriausiai bombos buvo mažos. Nes pataikė tiesiai į pastatą, pramušė stogą ir į siųstuvų salę ir tik tai apgadino, o ne visiškai sunaikino siųstuvą. Bet kada vėl pradėjo veikti radio stotis po to bombardavimo? Kada vėl pradėjo veikti, tai jau ji pradėjo veikti. Tai po togi 17 dieną pradėjo rusai savo puolimą, jie okupavo tada Vilnių ir rytinę Lenkiją. Tada ten viską, ką tik tai galima išvogė, išvežė ir perdavė spalio 28 dieną lietuviams. Ir tada lietuviai, kai paėmė, jie pamatė, kad ten to siųstuvo atstatyti labai ilgai užtruks, siųstuvą atstatyti, jie atsivežė kitą siųstuvą, mažesnį, karinį tikriausiai. Ir antenos, kadangi buvo nenugriautos, antenos stovėjo, bet tiesa, antenos jau nestovėjo. Kadangi buvo netoli oro uosto, o stotis jau neveikė, nes po bombardavimo jį nebeveikė, tai kad net rusai naudojasi to oro uostu, ne oro uosto, aerodromas ten tik buvo, uosto nebuvo, kritimų aerodromas, tai jie ir nugriovė tas antenas. Antenos buvo jau nugriautos, kai perduota lietuviams, buvo jau antenos gulėjo ant žemės bokštai.
ten galingi 75 metrų bokštai. Jie gulėjo jau ant žemės, tai todėl lietuviai ir anteną pastatė, naują laikiną tokią anteną ir pradėjo transliacijas iš ten. Tai buvo 39 metų pabaiga. Studija vis ten, kur ir buvo tada Mickevičiaus, gal jau Gedimino buvo pervardinta, lietuviai pervardino, Gedimino prospekte, o siųstuvas stovėjo Liepkalnyje ir transliavo iš. Gal atsiprašau, mes čia, Sigitai, ir pabaigsim tą istorinę dalį. Aš tikiuosi, kad mes kitose laidose turėsime galimybę sugrįžti. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tai ne paskutinė laida. Bet Nerijau, apibendrinant, vis dėlto šiandien radijas kaip informacinio karo įrankis. Radijas pereina į internetą. Bet jeigu mes išjungsime tas visas FM bangas, tai užteks internetą atjungti ir nebeturėsime informacinio karo įrankį. Kiek radijas svarbus kaip technologija šiandien? Galbūt ir būtų tokia pagunda sakyti, kad jau čia nueinanti technologija, bet aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ypatingai atkreipkim dėmesį, kai kyla krizinės situacijos ir net reagavimo į krizę sistema yra irgi paremta informacijos pateikimu ir radijum. Ir čia, kai buvo dabar paskutinis tas garsiausias atvejis, kai visi buvo raginami eiti į priedangas, manau, kad radijas ir raginimas klausyti radiją buvo iš tikro vienas iš tokių pavyzdžių, kad radijas niekur nedings. Jisai ir turės labai aišku tokias funkcijas, patikima technologija, kuri suteikia svarbią informaciją svarbiu įtampos galbūt metu. Šiaip, jeigu žiūrėti į sociologinės apklausas, tai radijas yra klausomas, deja spausdintinis tekstas, laikraščiai jau yra ten tik tai keli procentai, sako visuomenės, kad dar skaito laikraščius, skaito. Bet radijas yra tikrai, jei neklystų, 5. ar 4. vietoje kaip medija. Ir daug kas radijo klauso automobiliuose ir panašiai. Tai aš tikrai sakyčiau, per anksti yra skelbti radijo mirtį. Pati technologija jinai persikelia į naujas platformas ir daug kas klausosi kaip podcastus, kaip interneto platformą. Nerijau, bet mano klausimas apie tai ir buvo, kad persikelia į naujas technologijas, kurios jautrios valandai X. Taip, užtat turime tikriausiai irgi pagalvoti, tas imtuvas, dabar visi šneka apie tą krizės krepšelį, kuriame turi būti vanduo, grynieji pinigai, o paprastas radijo imtuvas, kuris nepakraunamas nuo elektros, su elementais ir panašiai. Tai man atrodo akivaizdu, kad tai yra tikrai kritinis elementas, kuris turi būti mūsų krizės krepšelyje. Kągi, tai... Aš dabar noriu pridėti apie tą. Yra dabar imtuvai ir man atrodo, kad į krepšelį jau gal pasakyti, tokie prisukami. Taip, kur... Prisuki kaip laikrodį imtuvą ir jis energiją gauna iš to... Tavo fizinės jėgos, iš žmogaus fizinės jėgos. Iš tos spyruoklės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas apie tai, kad jeigu subombarduoja, jeigu valanda X atjungia internetą, bet tai atjungia, gali atjungti ir juk dabar ryšiai tarp visų siųstuvų irgi eina per šitą internetą. Ką Sigitai norit pasakyti, gali atjungti ir... Gali išjungti ir stotis. Pavyzdžiui, užėmė televizijos. Gali, bet jas reikia žinoti visas. Reikia žinoti. Jos pasklidusios po... Tai todėl, pavyzdžiui, kad Ukrainoje to neatsitiktų, kai tik tai Ukrainoje prasidėjo didelio masto invazija, iš Lietuvos ėmė transliuoti Ukrainos radiją. Iš užsienio transliuoja. Viduriniam bangom, kurios sklinda toli, iš užsienio transliuojam
transliuojamas Ukrainos radijas iš užsienio. Ir ne tik iš Lietuvos, iš Lenkijos transliuojamas, taipogi ir, man atrodo, iš Rumunijos. Bet šiaip aš noriu pasakyti, kad keičiantis technologijoms yra reikalinga valstybės parama ir politika, palaikant senasias technologijas, kurios gali būti reikalingos. Nes verslo požiūriu, sakykime, FM siųstuvus išlaikyti yra gana brangu. Taip. Vidurinių bangų siųstuvus tuo labiau. Taip, bet jos reikia išlaikyti. Aš tą noriu tas ukrainiečių transliacijas. Taip, ir mes turime apie tai galvoti. Aš manau, kad mūsų laida ir mūsų pokalbis pasitarnaus tai pagalbai. Tai aš Jums dėkoju už šitą pokalbį ir primenu, kad jame dalyvavo radijo istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis. Iki pasimatymo, Sigitai. Iki pasimatymo. Taip pat Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrėjas, informacinio karo ekspertas dr. Nerijus Maliukevičius. Iki pasimatymo. Iki, ačiū už kvietimą. Tai laidą iš dalies rėmė Vilniaus savivaldybė, o ją vedė Audrys Antanaitis. Likite sveiki iki kitų susitikimų, iki kitų įdomių pokalbių.